Sveiki visi vandens mylėtojai, šiandien turime gegužės 1 dieną, nedarbo diena yra. Atvažiavome objektą 7:30 ryte, vanduo paleistųsi buvo 9 ryto. Pamatavom 12 litrų kibirą vandens, prisipildo per 11 sekundžių. Čia mūsų yra rekordinis išminio gręžinio debitas. 3 kubai 927 litrai į valandą. Va, tokia va didžiulė per storą žarną varo srovė. Beveik 4 kubai į valandą, vanduo pilnai prisivalęs, be geležies, be nieko. Net neįmanoma nulaikyti. Vanduo pilnai prasivalęs, visiškai kaip krištolas. O čia dabar, kaip čia sodų bendrija vadinasi? Skrebės. Skrebės, ne? Čia jau visai netoli Aukštadvario. Taip. Ja, visai tai mūsų dar prieš 3 metus padarytas gręžinukas yra namo kampas matosi stogas. Tenai buvo 1,7 kubai į valandą 6 metrai, čia gavosi gręžinio gilis 4,20 tik tai. Bet buvo stambios labai farakso žvyras, žiauriai vandeningas. Alkos siurblys. Savo seriją pats gilingiausias 6 kubų į valandą našumas jo. Nu tai va, dabar jau siurblys jau varo pilnu pajėgumu. Vat matosi, kaip siurbė vandenį. Be gailesčio siurbė vandenį. Va, beveik 4 kubai į valandą. Ir mes esam tokiai jau visiškai, praktiškai, nu ne praktiškai, čia visiškai jau žemumoj, plokštumoj. Čia prūdai iškasti, iš jų kaimyno žemė. Ir va tarp kalnų. Tai esam tarp kalnų. Ten va tolumoj vat namas yra ir pradės metai šulinį kasė kaimynai. Iškasa beveik 8 metrų gilio šulinį, tai per 2 savaitės tik tai užsipildo ten gal 1,5 žiedo vandens. Užpildymas grinai kapiliarinis. Tai va, tarp tokių kalnų, mes tokių žemai vietai, tokias galėjo pagalvoti, kad iš tokio nedidelio gilio gali duoti tiek vandens. Graži labai vietovė. Čia gal kokie 2 kilometrai iki pačio Aukštadvario. Atvažiuojam su džipuku prie kabelio, gręžiamės rankiniu būdu vandens pagalba. Va, jo, čia nieks nesitikėjo gegužės 1 dieną, kad būtų toksai rezultatas didžiulis. Ne, man net negali atsistebėti. Va, tau ir geologija. Va, tokį tempų varo. Kaip iš artezinio gręžinio. Kaip iš artezinio gręžinio. Tai va dabar einu parodysiu užsakovą ir reikėjo hidroforą. Mr. Gardiner dabar jau sukomplektavau, to jungsim, kai baigsiu filmuoti. O toksai va sodo namukas. Kubinė bačka pildytuvo su malaišu iš prūdo. Ir po to va tokį dušą pasidaręs. Čia virtuvėlė va tokia va yra. Ir va, sukomplektavau Mr. Gardiner. Kilovatinį hidroforą. Jo našumas yra 4 kubai į valandą. O mano to 6 kubai į valandą. Tas jau tokiam gręžinį čia jis jau ilsisi. O taip atrodo filtras. Sintetinė tinklelė, kuris nepraleidžia smulkios vidutinės smėlio frakcijos. O taip galas yra užlaminuotas tvarkingai. Va, ir toksai va 32 diametro vamzdis kišusi į gręžinio šaktą. Va, ir porą žodžių, kaip brigada atidirbo. Labai gerai. Patenkinti? Labai, labai. Ačiū labai už gerą žodį. Labai. Sėkmės, kad jums toliau taip sektųsi. Ačiū labai. Nu čia per 6 metus pirmas toksai gavosi gręžinukas. Buvo rekordinis 3 kubai, nu dabar jau bus beveik jau 4 kubai, jau rekordinis gręžinukas. Tai va, kaip tik nedarbo diena. O taip, po mūsų lieka toksai mažas bardakėlis. Va, visą gruntą praktiškai žolės dar sugrąžins į tas dubes. Čia kolega jau užkasė ir lieka vamzdis. Čia žmonės pastoviai negyvena. Tik tai va, daržus laisto, pavėsinę. Ir jau šiais metais, kai nebuvo kritulių žiemą, tai jau prūdas paseko pas žmogų čia pas kaimyną. Ir jau nepatenkintas, jau nenori duoti vandens šiais metais, kad galėtų žmogus palaistyti daržus. O dėl to užsisakė mūsų paslaugą. Nu tai ką, tada visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.